Apie 90-uosius metus jau buvo padaryti sąrašai, visi analizės padarytos, buvo apie 800 dvarų sodybų atrinkta ir įtraukta į laikinąją apsaugą. Tada 3 metus Žemėtvarkos institutas ir mūsų specialistai Paminklų restauravimo instituto važiavo per šituos objektus per visą Respubliką ir sudarė pirminius inventorinius planus. Ir faktiškai mes 91-2 metais turėjom visą brandolį, pačių vertingiausių, kai tarybiniais laikais sąrašuose buvo iki 100 objektų. Mes taigi atėjom į visas reformas turėdami apie 800 objektų, kurie visą tą dėsningumą tolygiai atspindėjo. Ir tada iš karto buvo imtasi nedetalizuoti, norėjosi aišku ir istorinius padaryti tyrimus, architektūrinius 800 dvarai, bet nebuvo laiko, reikėjo duoti jiems gyvastį, gyvybę, ne lysti gilin, o duoti gyvenimą. Ir kaip tik reformos galėjo tai suteikti. Ir todėl 91 metais buvo inicijuotas teikimas vyriausybei, priimti vyriausybės nutarimą, kad būtų sureguliuoti procesai visų reformų dvarų sodybose, kadangi tai yra dideli nuosavybės objektai. Ir 92 metų balandžio 7 dieną priimtas tas garsusis nutarimas 256, kuriuose buvo įtvirtinti, aš turiu jį čia va, buvo įtvirtinti dvarų išsaugojimo principai, vykdant visas reformas tuo metu visą. Ir pagrindiniai dalykai ir buvo nesuskaldyti jo, traktuoti jį kaip vieną nuosavybės objektą. Antras, suformuoti žemės valdas apie dvaro sodybą. Ir trečias dalykas buvo privatizuoti jį vienam juridiniam arba fiziniam asmeniui. Tai vat, tas 256 nutarimas 92 metų įtvirtino principus. Po to vyriausybės nutarimo paskutinis punktas buvo pavedimas tada kultūros paveldo departamentui prie vyriausybės. Tada ponas Zubovas buvo vadovas to departamento. Buvo pavesta parengti taisyklės, kaip vykdyti žemės reformą, būtų privatizavimą ir taip toliau, ir taip toliau. Visus procesus jau po vyriausybės nutariminės instrukcijų lygyje paruošti. Ir tada mūsų komanda paruošė, jeigu aš neklystu, 3 ar 4 va tokie paketai istorijų, va tokie paketai, kaip vykdyti žemės reformą, kaip būtų privatizavimą, kaip valstybinio turto, kaip žemės ūkio įmonių turto privatizavimą vykdyti dvaruose. Ir po ilgų derinimų Paminklotvarkos departamentas, kadangi vyriausybė skubinagi įvykdyti jos pavedimus, nes tie norminiai dokumentai, kaip sakiau, 3-4 variantus parengėm, užtruko daugiau kaip per metus. O ten buvo pavedimas ar per 3 mėnesius parengti. Ir tada jau departamento vadovai, žinoma, vyriausybė spaudžia, kur dokumentai, o jis negali iškišti šituo. Tai tada labai paprastai atsisakė, parengė niekinį dokumentą 93 metų, nuėmė visus šitos problemas, kurios jau buvo visiškai arti čia pat ir priėmė 93, aš net neatsimenu, gegužės 10 dieną mano kalendoriui, jau 12 ar kelinti metai eina mirimo data, aš galiu net valandą pasakyti, kada dvarai numirė galutinai. Mirtis, kada atjungė visus šitos aparatą, kai komoj buvo visą laiką koma. Prasidėjo nuo 23 metų ir 93 gegužės, tai tokią dieną, tarp 14, mano tas klausimas, mūsų klausimas tas buvo tarp 14-15, nuo dvarų atjungė aparatą, viskas. Šie dvaro rūmai, kurie stovi Gelgaudišky ant Nemuno šlaito, yra pastatyti 1842-46 metų laikotarpiu ir atspindi to meto vokiškąjį moderną. Po gaisro šitose dvaro rūmuose nelabai ir yra ką saugoti, yra tik tai sienos, lubos ir grindys. Tačiau kada buvo sušnekta apie tai, kad reikia išskaidyti dvaro teritoriją ir čia suformuoti 3 sklypus, mes ėmėmės iniciatyvos į savo rankas ir pasakėm, tada viską atiduokit bendruomeniai. Ir mes žinosim, ko mums reikia.
Šiuo metu Gelgaudiškio dvaras priklauso Marijampolės apskrities viršininko administracijai. Gelgaudiškio bendruomenė siekia, kad dvaras būtų perduotas miestelio gyventojams ir Gelgaudiškio bendruomeniai. Tuo tikslu turėtų būti įsteigta viešoji įstaiga, kurios valdytojai būtų 4 asmenys. Tai Gelgaudiškio gelžbetonis, Gelgaudiškio bendruomenės centras Atgaiva, Marijampolės apskrities viršininko administracija ir Lietuvos našlaičių brolyje. Jeigu mes būtume nesusizgribę, buvo toks pavojus šitą dvaro sodybą išskaidyti į atskirus elementus ir čia būtų buvę mažiausiai 3 savininkai. Va tai tada tikrai būtų buvę vaikas su keliom auklėm ir tikrai turbūt be galvos. Gelgaudiškio bendruomenė prisidėjusi prie visų šitų tvarkymų 2005 metais mes daugiau kaip pusę rūmų patalpų išvalėm ir padarėm prieinamas. Čia, kaip Valdas sakė, vyksta ir konferencijos, ir renginiai įvairūs. Čia reikia ir svečius priimti, ir juos pavaišinti. Iš tikrųjų, tų galimybių minimaliai mes jau atradom. Bet jeigu būtume to nesiėmę, iš tikrųjų, berželiai vėl ant stogo sužėlė, bet mes šiek tiek juos paliekam specialiai, norėdami parodyti mūsų valdžios požiūrį į šitos dvaro rūmus. Nes praktiškai mes čia nesam savininkai ir lyg tai čia kažkokių didelių tvarkų ir negalėtume daryti. Nes kultūros paveldo departamentas iš tikrųjų į bet kokius dalykus žiūri labai skausmingai, bent jau mūsų teritorinis padalinys, kad čia nebūtų pakenkta kultūros paveldui, bet kad tas paveldas diena iš dienos nyksta. Ir va matom, mėnesio laiko senumas, įvykis, kada metalo vagys nuverčia koloną. Tai iš tikrųjų dar be savininkų, dar be priežiūros ir galbūt ne viena, o 2, 3 kolonos, o gal ir visa siena išvirs. Klausimas, iš kokių lėšų ir kiek ta bendruomenė bus pajėgi. Bendruomenės nariai aiškino, kad jie ten turi priėjimų ir ryšių iš įvairių fondų ir jeigu tik atiduosi, tie fondai iš karto atsivers ir tos lėšos išplauks. Aišku, to tikėjimo vilties gal ir mes galim turėti, bet reiškia, kol tai tikrai neatsitiko, tai man sunku spręsti, ar tikrai tie fondai tokie jau, reiškia, dalinantis tos pinigus. Turto privatizavimo buvo atiduotas tas dvaras, tam ir buvo atiduotas, kad nusipirktų objektą turtingas savininkas, kuris būtų suinteresuotas investuoti lėšas ir kažkaip tai iš jo uždirbti arba turėti reprezentaciją į tą objektą ir taip toliau. Bet kai bendruomenė, tai aišku, ten jų idėjos irgi gražios ir visuomenės poreikiam, bendruomenės poreikiam, ir menų mokyklos, ir visokias bendruomenės veiklai tos pastatus naudoti. Tai aišku, būtų labai gražu, bet tas klausimas vis tiek jis yra slidus dėl lėšų. Neturi bendruomenės tos garantijos, kad jos bus finansuojamos išskirtinai, tarkim, iš valstybės, arba kad jų sąskaitoje ten yra milijonai, nes be milijonų dvaro pradėti tvarkyti yra neįmanoma. Gali tik gerą valią turėti, galėti krūmus valyti, prižiūrėti, bet tvarkyti yra sudėtinga. Būtų labai šaunu, kad ateitų koks nors turtingas verslininkas, idėjinis verslininkas, kuris iš savo romantinių paskatų norėtų atgaivinti šitos dvarų rūmus. Ir būtent pradėdami kultūrinius įvairius judesius nuo 2000 metų, būtent šitose erdvėse mes ir siekėm atkreipti dėmesį, kad šitie dvaro rūmai yra vertingi, kad juos reikia atgaivinti. Yra ir oranžerija, kurios stogas yra sudegęs, bet tą pastatą tikrai reikės restauruoti, atstatyti. Yra kumetynas, yra vandentiekio bokštas, yra svirnas ir iš tikrųjų juose galima vykdyti įvairiapusę veiklą. Čia gali būti ir kaviniais, ir viešbučiai. Ir ta veikla visa, sakykime, manau, kad šitie pastatai apaugs įvairia veikla, kuri galės nešti tam tikrą pelną dvaro išlaikymui tolimesniam. Labai aktuali vis dėlto išlieka ta problema, kad dvarų sodybos liko be žemės. Būtent dėl privatizavimo ir dėl to, kad skirtingi savininkai valdo tą istorinę dvaro sodybos teritoriją. Čia yra
klausimas, kaip konsoliduoti, tai yra galimybė, kad galėtų, sakysim, vienas šeimininkas lengvatinėm sąlygom išpirkti kitas dalis ar kitus pastatus. Vienas variantas. Kitas variantas, taip kaip kūriamos gyvenamų namų bendrijos, juk Vilniaus senamiestyje mes labai daug turime pastatų, kur savininkais yra tik tai būtų savininkai. O kaip, kad atsirastų juridinis namo šeimininkas. Vadinasi, yra gyvenamo namo bendrijos kūrimas. Tai lygiai toks pat variantas galėtų būti ir dvarų sodybos bendrijos kūrimas, kad taptų kaip juridinis asmuo, kaip sodyba. Nes ta problema iškilo nekilnojamo turto registre, kadangi net kreipėsi pagalbos į Seimą, ką daryti, kaip registruoti dvaro sodybą, kada savininkų yra šeimininkų keli arba net 14 ar keliasdešimt. Ir jiems iškilo, kaip galima dvaro sodybą įrašyti, nes gali įrašyti į nekilnojamo turto registrą, tik sakysim, arba atskiro patalpų, arba atskiro pastato, arba atskiro tos sodybos, atskiro tik sklypo. Yra galimybė išdalinti sklypus, nesižvelgiant į tai, kad paveldo objekto teritorija yra visai kitokia, tarkim. Yra teisiška galimybė išdalinti ten gabaliukais, reiškia, kadangi jau kažkada tai, tarkim, 10 savininkų įsigijo po statinėlį, jis turi teisę apie savo sklypą suformuoti, apie savo statinį suformuoti sklypą. Nu ir prasideda visi šitie žaidimai tokie. Netgi yra tokių, tarkim, Lentvario dvaro teritorija yra pusė miesto, pusė kaimo. Reiškia, kai mieste yra reikalaujami vienus dokumentus daryti, kaimo teritorija reikalaujama kitokius dokumentus daryti. O dvaro teritorija, parko visa ir kartu su parku, reiškia, atsidalina per 2 administracinius vienetus. Ir skirtingos savivaldybės, ir skirtingos institucijos, ir kaip padaryti, reiškia, kad objektas būtų tvarkingai tvarkomas, tai reikia nueiti kryžiaus kelius. Lentvaris tai yra, mano sampratai tai yra kulminacija viso dvaro sodybos, kiek galima sukoncentruoti. Ir vat joje iki pono Pinkevičiaus situacija buvo ta, ką aš jums ir kalbėjau, kas darosi ūkiniai daly. Ten dešimtimis, pijokėlio, aš atsiprašau šito metu tų žmonių, bet ką jie padarė, šiukšlynai, savartynai, į tvenkinius verčia visas tas šiukšlės, taigi baisu kaip jie, tai jie ir būtų taip nugyvenę, išparceliuotas. Tiesiog va, tas 90-ųjų metų ta situacija, kaip sakiau, tai Lentvaryje akivaizdžiai buvo parodyta, dar ponas Brundza nusipirko tenais tos ūkinius pastatus, be stogo jie visos sienos išėjo per niek ir taip toliau. Mūsų vienas iš pagrindinių kaip tikslų yra padaryti pataisą, kad dvarų sodybos nebebūtų skaidomos sklypais ir būtų galima aplink dvaro sodybą tik jungti sklypus, kurie buvo istoriškai susiformavę. Šiai dienai, kada jau prasidėjęs yra žemės reformos konsolidacijos procesas, mes negalime, kultūros paveldo savininkai, kadangi jie turi konservacinės paskirties žemę dažnai, o pats parkas dažnai yra vėlgi miškas ir miško paskirtis yra jame. Ir jie negali pasinaudoti konsolidacijos suteikiamomis galimybėmis. Todėl, kad konsoliduoti žemę galima tik ūkinės paskirties ir tai yra suteikiama tik tai, valstybė gali tai daryti ir ūkininkai. Vienas dvarų savininkų, nepanoręs kalbėti prieš kamerą, parko teritoriją nuomoja iš vietos savivaldybės. Jis teigia, kad jam labiau apsimoka žemę nuomoti, o ne įsipirkti. Mūsų žiniomis savivaldybė šį savininką yra atleidusi nuo nuomos mokesčio. Parkas yra tvarkomas ir prižiūrimas. Neseniai buvo išvalytas tvenkinys, tačiau parko ir dvaro restauravimo pritaikymo projektų nėra. Nes, pasak savininko, jis lėšas visų pirma investavęs avariniai pastatų būklei likviduoti, o restauravimo pritaikymo projektai pareikalautų daug papildomų lėšų.
Tačiau tokiu būdu tvarkant paveldo objektą, klaidos neišvengiamos, dalis paveldo objekto vertingumo sunaikinama. Savivaldybės gali ir turi teisę sumažinti žemės mokestį, jeigu yra paveldo objektas ir savininkas jį tvarko. Tas žemės mokestis yra savivaldybės rankose, jie gali jį sumažinti. Ir paprastai visuose teisės aktuose mes prašom, kad tas būtų. Ir kaip tik paveldo objektui šiaip siekiamybė buvo, kad žemės mokestis būtų didelis, bet jeigu savininkas įtvarko, žemės mokestis, kad būtų mažinamas. Tai yra netiesioginės, kad atsirastų savininkui netiesioginės lėšos ir kad bus suinteresuotas jį tvarkyti. Tai jeigu atitinkamais požiūris būtų vietos savivaldos, jie tą žemės mokestį galėtų reguliuoti, priklausomai nuo to, aišku, atsiranda kontrolė, kiek jis įdėjo, ką jis padarė, kaip jisai tvarkė, legaliai, nelegaliai, teisingai, neteisingai, čia dar irgi kitas klausimas. Pas mus savivaldybės tai yra politikų lizdai. Jie riejasi tarpusavį, dalinasi pinigus, nežinia kaip pasidalina. Reiškia, bet kad savivaldybė yra šeimininkas, tai yra ūkininkas pirmiausiai, turi žiūrėti švarą, tvarką, kad ten vamzdis nukrito. Suprantat, tai yra priežiūra, priversti kitus daryti taip. Savivaldybė taip pat gali turėti registrą ir įtraukti į savivaldybės saugojamus sąrašus vieną ir kitą objektą. Tai yra numatyta įstatymu. Bet savivaldybės pas mus labai, kaip sakyt, nori viską numesti ant valstybės pečių ir pačios nenori prisijimti jokios atsakomybės. Ir praktiškai, kaip sakyt, savivaldybė, kada jau jos dabar tokios, kaip sakyt, augančios, savivaldybės turtėjančios, galim sakyti taip, jos turėtų prisijimti atsakomybę ir už savo kultūros paveldo objektus. Rajonų savivaldybė šiuo metu rengia ir tvirtina bendruosius planus, kurie 15-20 metų turės įtakos ir paveldo objektų apsaugai. Tai liečia ir dvarus. Kokiais kriterijais remiantis rengiamuose rajonų bendruosiuose planuose žymimi arba nežymimi paveldo objektai su jų teritorijomis ir vizualinės apsaugos zonomis? Kas kontroliuoja šį procesą? Pirmiausia, tai bendrieji planai iš tikrųjų pagal įstatymą turi taisyklės ir bendrųjų planų rengime įrašyta, kad yra privaloma dalis apie kultūros paveldo objektus ir jų išsaugojimą. Ar tai yra Lietuvos bendrasis teritorijos planas, ar tai yra apskričių, ar tai yra miestų ar rajonų savivaldybių bendrieji planai. Dvarų sodybos tai yra teritoriniai objektai, tai yra ne vienetiniai ir ne atskiri pastatai, o tai kompleksai. Pirmiausia, kad jie visi turi būti pažymėti bendruose planuose ir jeigu yra numatoma perspektyva, sakysime, 7 ar 10 metų, tai kokia, ar jeigu turime duomenų, kokia būtų numatoma eiga jų atgaivinimo arba numatyti prioritetai, kokia eiga ir ką reikėtų per tą laikotarpį siekti tvarkyti. Lietuvos žmonių sąmonėje žodis saugomos teritorijos asocijuojasi su dideliam teritorijom, su draustiniais, rezervatais, nacionaliniais parkais. Bet saugomų teritorijų įstatyme parašyta, kad paveldo objektas yra taip pat saugoma teritorija. Ir kai buvo rengtos tos taisyklės, buvo privaloma, kad visuose bendruosiuose planuose turi būti pažymėta saugoma teritorija. Tai reiškia ir paveldo objekto teritorija su apsaugos zona, jeigu jinai yra nustatoma, nes ten yra išimčių, kada nenustatoma. Tai kai šitą nuostatą mes pradėjome vadovautis ir paprašėm bendrųjų planų rengėjus mums šitą pateikti, kilo labai susierzinimas, reiškia, kad netitinka masteliai, kad jie negali pažymėti tų teritorijų, kad labai reikės daug žymėti ir tos medžiagos. Ir tada prasidėjo toksai brūzdėjimas, kad liktai paveldosaugininkai stabdo bendrųjų planų rengimą ir taip toliau. Nu kodėl nekompensuoti tiems, kurie dorai daro tą viską, kurie tikrai įdeda savo lėšas. Vat Siesikuose yra labai teigiamas šeimininkas, labai teigiamas iš tikrųjų. Jis pirmiausiai padarė savo vietą, kur, nu, tarkim, gyventi ar kur, vietoj ten pašaly, bet koks gražus, sutvarkė visą pakrantę ežero,
prašau ateikite žmonės visi. Ir po truputį daro tos rūmus, tą pilį. Iš tikrųjų ten, bet daro labai sąžiningai. Plyta po plytos, medžio gabaliuką tiesiog. Ir ten ateityje aš tikiu, kad bus labai didelė trauka turizmui. Vat iš kur Lietuva turėtų, bet čia turėtų, dar kartą kartoju, pirmiausiai akstina duoti kultūros ministerija su savo departamentu. Ir padėti tiems, kurie norėtų, ir drausti tiems, kurie nori išsidirbinėti. Aš darau savarankiškai, nei valstybės, nei Europos parama nesinaudojam, o paskata tai yra paskata, tai man atrodo, grožio nori visi. Ir tai, kas iš tikrųjų yra išlikę ir kada, sakykim, pašalinus visą tai, kas liktai ir nereikalinga arba užgožia, užstoja, tai ir tada ir atsiranda tas grožis ir traukia visus žmonės. Čia susirinka šimtai žmonių savaitgaliais. Dažniausiai žmonės atvažiuoja su šeimom, su mažais vaikais, kurie truputį ieško ramybės. Ateityje matomai taip ir liks, kad galbūt truputį labiau reglamentuota viskas bus. Dabar priėjimas visiškai laisvas yra. Galbūt bus tam tikra lankymo valandos ar panašiai, bet bus viešai prieinamas dalykas. 2009 rudenį turėtumėm atverti lankytojam pagrindinius rūmus. Na ir paskui kasmet po dar vieną pastatą, tai buvusi mokykla arba vadinama akademija. Kol kas ten gyvena dar žmonės, jos laukia rekonstrukcija ir matomai buvusi elektrinė, kur yra pačiam pakrašty dvaro teritorijos. Tai manau, kad iki 12 metų maždaug turėtų tie pastatai, kurie yra bent kiek išlikę, jau bus sutvarkyti. Mes galime, yra lėšos jau 2 metus naudojamos, kompensuoti už atliktus darbus. Tai yra ir už tyrimus atliktus galima kompensuoti iki 100% valstybė kompensuoja, projektavimo darbus iki 50% kompensuoja ir pačius darbus iki 50% kompensuoja. Po to, kai jis atlieka, kai turi sąskaitas, sąmatas, banko pavedimus, reiškia, mes kompensuojame tą dalį jo įdėtų lėšų. Pereitus ir užpraeitus metus, tai mes net įkalbinėjome, kad pateiktų paraiškas mūsų turimai sumai. Pirmais metais mūsų turimai sumai niekas net neprašė kompensacijų. Pinigai turėjo būti mokami pagal sąskaitą, faktūrą ir tada visi mokesčiai sumokėti. Dažniausiai savininkai eina pigesnių kelius, sumoka grinais. Ir tada jie neturi dokumentų įrodančių, kad apmokėjo tai. O čia ko gero ta problema, kad jie neturi dokumentų. Jeigu savininkas sutvarko paveldo objektą, kuris yra registre, bet nėra saugomas valstybės, tai jisai neturi jokios galimybės gauti kompensacijos. Neturi jokios. Aš nežinau, ar per neapsižiūrėjimą, ar, tikriausiai ne per neapsižiūrėjimą. Įstatymai įdėta tokia nuostata, kad skelbiama saugomu tada, kai iškyla grėsmė objektui. Bet grėsmė ne dėl fizinio susidėvėjimo, o ta prasme, tarkim, aš noriu gauti valstybės pinigų, tai turiu suvaidinti, kad aš keliu grėsmę objektui, tarkim, suplanuoti vietoj dvaro 2 aukštų statinio, tarkim, 16 aukštų statinį, su projektiniais pasiūlymais ateinu, tai aš savo tokiais veiksmais sukeliu grėsmę. Tai valstybė pagal tą scenarių, kuris yra užprogramuotas įstatymė, praktiškai turi inicijuoti skelbimą saugomų, išleisti krūvą pinigų, parengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus 2-3 metus, paskelbti tą objektą saugomu ir tada, reiškia, žmogus įgauna teisę pretenduoti į valstybės lėšas. Bet tas sąmoningas pilietis, kuris nenori žalotis, nenori sukelti grėsmės, jis nori konservuoti, restauruoti tą objektą, jis grėsmės nesukelia, mes jam išduodam leidimus už savus pinigus, tvarko, padaro, jis net negali gauti nei kompensacijos, nei išankstinės paramos. Bet tai yra ta klaida, yra įstatymai.
Aš atidaviau 10 geriausių metų. Nuo 25 iki 35 aš sėdėjau vien tik ant šitų objektų. Ir suprantat, 10 metų va taip nėra. Ir toks šansas, kaip aš sakau, kas galėjo 83 metais, kai pradėjom, kas galėjo pagalvot, kad 90-aisiais ateis nepriklausomybė, prasidės žemės reforma, privati nuosavybė grįž. Kas galėjo, aš sakau, kažkas nušvietė, kad tada buvo pradėta daryti. Bet kokie požymiai yra, kaip aš sakau, 40 metais išvažiavo meno kolekcijos, baldai, bibliotekos. 70-80 buvo madinga židiniai, durys ir langinės ir taip toliau. Dabar pilna rinka. Plytų, rastų ir taip toliau. Reiškia, viskas, net rinka rodo požymiai, kad jau eina paskutiniai trupiniai. O pavieniai, žinoma, nu, kaip gyvūnų rūkštis, visos išnyksta, zoologijos sode liko tenais 3 kokie bengališki liūtai ir taip. Ir čia, žinoma, liks dvarai, žinoma, kad liks, bet jie ne gamtoj, jie narve yra, jie negali kvėpuoti. Jie yra tik pavieniai eksponatai kaip zoologijos sode, o rūšies nebėra.